Sveiki gerbiamieji, kas laukia jūsų ateinančią savaitę. Horoskopas 12 zodiako ženklų. Bet pradžiai, ką aš darysiu šią savaitę, tai yra savaitės agenda. Mylimo asmens grąžinimas po ilgo išsiskyrimo, taip pat likimų surišimo ritualas bei pirmą kartą lietuviškai auditorijai vūdų sėkmės pritraukimai per 7 penktojo panteono lovą. Dabar žiūrim. Avinas. Jėgos korta. Idealiai savaitę jūs pirmausit, jūs pasieksite visus savo tikslus. Jautis. Saulės korta. Taip pat labai gera savaitė jaučiui. Dalykų visų spėjimas padaryti, žodžiu, jūs padarysite viską, ką planuojat. Dvyniai. Vienatvė. Atsiskyrėlio korta. Vėžys. Jūsų paslaptis bus išpliurpintos, kadangi išdėta apverstoji didžioji žynė. Liūtas. Taurių dviakė. Meilė, darna, grožis. Mergelė. Bloga didelio projekto baigtis. Apsivertusi Vėzdo aštuonakė. Svarstyklės. Ramybė, meilė, darna, taurių triakė. Taip pat naujos sutartys, naujos galimybės. Skorpionas. Meilė ir harmonija. Taurių devinakė. Šaulys. Velnias apverstas. Negatyvai. Netgi iškrito atskirai korta šauliai. Taip. Taip. Ožiaragis. Tuščia korta. Ožiaragiui šią savaitę nieko nerodo. Ožiaragio vandenis. Vandeniui diskomfortas, pliotkai, sveikatos problemos. Ir žuvys. O žuvim tai yra pergalių savaitė. Sėkmės visiems ir tie išsipildo viskas, kas yra gerai. Iki.